Ką, pasikeisiu šiandien kaladėlės. Nors mėsos iš tikrųjų dar yra. Bet artėja technikinis. Ir geriau jau nerizikuosiu, nei paskui dar kartą važiuoti. Vos išėjo atsukti. Šitas larštas, mes taip užvežė. Dabar viskas jau nusiima. Nu ką, dabar viskas nuimta. Dabar reikėtų suspausti patį cilindriuką, kad nebūtų kokių nors klausimų, nes kaip pirmas video buvo pas mane, kur mes Corolai keitėm kaladėlės ir diskus, paskui buvo klausimų pakankamai, kodėl taip čia išleidot, karočią, tai va. Kad nebūtų klausimų, mes vienu žodžiu turim du variantus. Galim paimti paprasčiausią su kokiu nors trupciną, ten kokios spaustuvais suspausti. Jeigu mes žinom, kad sistema yra švari, nesenai ten buvo, pavyzdžiui, keistas stabdžių skystis, remontuotas suportas, tada mes paprasčiausiai galim paimti, suspausti, viskas bus gerai. Bet jeigu jūs nesenai pirkot automobilį, pavyzdžiui, arba, aš, pavyzdžiui, nežinau, kada čia buvo keistas, šitą automobilį nesenai turiu, kada čia buvo keista, kada čia buvo suportą remontuoti, nieko nežinau. Todėl geriau aš paimsiu, spaudžiant cilindriuką, atsuksiu tą nuorintoją ir aš išleisiu paprasčiausią tą skystį purviną, nes pačiam suporte ir kaupėsi visas rūdis, visi nešvarumai. Tai aš geriau išpilt lauk tą skystį, kuris yra suporte, nei sustumti jį atgal į sistemą. Tai o šiaip, aišku, galima visur, pavyzdžiui, tik tai ką servisuose suspaudžia ten ir viskas, niekas jums neišleidinės, niekas nepergyvens dėl jūsų suporto ten būklės. Tai o kaip daryti, tai jau patys nuspręsti. Dabar viską nustačiau. Pajungiau čia šlangutę į paprastą buteliuką. Tas pats kaip, pavyzdžiui, kada reikėtų nuorinti stabdžius. Lygiai tas pats. Čia atsukau, dabar spausiu tą cilindriuką ir skystis visas išeis man čia. Ir tuo pačiu per tą šlangutę nepagausiu aš oro. Jeigu daryti be šlangutės, tada reikėtų paskui nuorinti, nes greičiausiai pagausim burbulų ir stabdžiai jau bus netokie kieti jau. Ką, dabar atsuksiu čia.
pajudėjo. Kaip skystis. Labai lengvai eina iš tikrųjų. Nu va. Ką, viskas čia užvedžiu. Dabar galim pažiūrėti, va, koks skystis. Gabalai kažkokie plaukia. Ir aplamai labai daug va tokių va. Pagal spalvą net matosi, koks būna. Šviežias geras, bet net va gabalai va. Va tokie gabalai, jeigu jie pasilieka pačiam suporte, su laiku cilindriukas paskui va ir nebe taip gerai vaikšto. Tepalus kaip pirkau, tai nemokamai gavau va tokį va klinerį. Pavalysim diską, nes jisai su tepalu. Iš pradžių galvojau tik tai pasikeisti stabdžių kaladėlės. Bet kada pamačiau, kiek šitie diskai kainuoja nauji, o kainuoja 14 svarų tik tai, tai buvo grėchas nepakeisti. Bus dabar naujos kaladėlės. Tai naujos kaladėlės va taip atrodo. Skirtumas tarp senų va. Štai va tiek. Tuo pačiu dar pasikeisiu. Pavalysiu kreipiančias. Irgi jau tokia. Ten ištrauksim biškį. Lygiai tą patį ir čia. Iš tikrųjų, kreipiančias būtinai reikėtų sutepti. Nes paskui važinėsit, jeigu nors vieną pradės blogai vaikščioti, jau išsikreipia, tada persikreipia, kai paspaudė stabdžių signalą, persikreipia ir jau netaip stabdo. O jeigu užsiblokuoja kokią vieną, tai tada visai jau šakės. Na va, užteks.
galima ir dar biškį. Ką, dabar galima viską surinkti. Ką, nu dabar tik tai suparta tą cilindriuką uždėti čia. Viskas. Roklės pataisyti. Ir viskas, dabar užsukti tik tai tą apatinį. Jeigu viso. Nu vienu žodžiu, aš toliau jau nerodysiu čia, kaip keist kaladėlės, o kai visi čia žino. Tūkstančiai video yra. Tai va, tik norėjau tik tai, kad parodyt, kad dėl to skyčio nuleidimo, kad gal kam bus naudinga informacija. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir viso gero.